Iš paskaitų Vilniaus universitete keliauja pirmakursė lituanistikos studentė Silvija. Kremtant mokslus, kaip sako mergina, netrūksta streso. Dar mokykloje laikant brandos egzaminus įtampa kone per kraštus liejosi. Mane pykino šiek tiek. Stengiausi savo kartoti tokią kaip mantrą, kad aš padariau viską, ką galėjau padaryti ir dabar tiesiog reikia finišuoti ir kai bus, tai bus. Prieš egzaminus ar kitus svarbesnius įvykius viduriai vartosi ir vyresnių kursų studentams ar net magistrantams. Bandau išeiti pasivaikščioti, bet dažnai galva man labai skauda. Šiaip iš tikrųjų, būna, kad pykina irgi nuo streso. Tiesiog raižymas pilve yra ir viskas. Psichiatrijos specialistai paaiškina, kodėl į mintis reaguoja skrandis. Mes visą laiką patiriam eilę kūno reakcijų. Pavyzdžiui, jeigu jaudinasi, pasižiūrėk, pradeda džiūti burna, ar ne, lyg tai kartais trūksta oro, lyg tai širdis pradeda dažniau plakti, prakaitavimas, įvairios reakcijos. Vienam žmogui tai yra mažiau išreikšta, kitam daugiau. Medikai sako, kad kasdien jaučiančių vienokius ar kitokius emocijų sukeltus procesus pilve daugėja. Santaros klinikų vaikų ligoninėje dirbantis biomedicinos mokslų daktaras Vaidotas Urbanas pastebi, kad pastaraisiais metais pilvo skausmai skundžiasi kone kas 5 vaikas, dažniausiai iki 12 metų. O viskas praktiškai pilve. Pilvų reaguoja. Gimęs vaikas mažas rėkia, šaukia, kaip dažniausiai būna, kad jam pilvo kažkokios problemos. Na ir vėliau su tos pilvų. Nenori valgyti, sako pilvas skauda. Nenori eiti į mokyklą, sako pilvas skauda. Ir čia didžiausia problema būna kartais, kai ateina pas mane pasakyti, ar jam iš vis skauda tą pilvą. Ar jis čia tik tai įsivaizduoja, kad jam skauda? Gastroenterologė docentė Goda Sadauskaitė sako, kad sąsajos tarp psichikos ir pilvo ligų labai tamprios. Tad ir psichiatrai ir gastroenterologai renkasi į vieną būrį dalytis patirtimi ir ieškoti išeičių, kaip pagelbėti pacientams. Tos ligos labai dažnai persikloja. Dargi yra įprasta, iš tiesų tam tikra visuomeniai stigma, ką mes šitoje konferencijoje irgi norime paneigti, šviesti visuomenę, kad tada, kada jeigu žmogui dėl kažkokių emocinių dalykų, kažkokių pergyvenimų kyla vieni ar kiti virškinimo trakto simptomai, kurie nepasiduoda gydymui tokiomis įprastomis priemonėmis ir mes, kai nukreipiame jį pas psichiatrą, tai žmogus išsigąsta, sunerimsta, kai kada ir supyksta ir sako, ką aš durnas. Ne, kaip tik šiais laikais konsultuotis su psichiatru, aš sakyčiau, yra emocinės brandos išraiška. Vaikų gastroenterologas kai kuriems pacientams, pavyzdžiui, autistiškiems žmonėms ir ne tik, taiko vis labiau pasaulyje populiarėjantį išmatų transplantacijos būdą. Žarnyno bakterijos, jos yra gyvos ir gamina įvairias medžiagas, kurias gamina mūsų smegenys. Mes ir galvojam, kad per žarnyną galima paveikti ne tik tai smegenis, bet galim paveikti ir endokrininę sistemą, širdies sistemą, plaučius ir daugelį kitų organų. Dietologai sako, kad žarnyne juntamus simptomus žmonės turėtų malšinti ir teisingą mitybą. Jeigu ta dieta yra parinkta, sakykime, ne dieta galbūt, racionas yra parinktas konkrečiam žmogui, jis tikrai suveiks. Tik tai visa bėda šitoj situacijai, kad reikia kantrybės. Maistas yra tikrai labai svarbu. Dėl keleto dalykų. Maistinės medžiagos mums, mūsų organizmui, maistinės medžiagos mūsų žarnyno bakterijoms, mikrobiotai. Ir trečias dalykas, sutikit, valgymas yra tikrai malonumas. Nes vadinamasis tęstinis racionas turėtų tęstis 4-6 savaitės. Per tiek laiko organizmas pripranta prie naujo mitybos būdo.